paprašysiu tų, kas gali draugų pafotkinti, galbūt su mano telefonu, o galbūt ir dar norėsiu, kad biškį laiką pasiektum. Galėtum? Ir man praneši, kai jau liks kokios 5 arba 10 minučių, pranešk jau taip, gerai? Taip, nuo dabar yra po 6:11, tai po 7 valandą jau man taip papamat, gerai? Tai vat po šito pagulėjimo visus pakviesime arbatos ir galėsim dar pasišnekučiuoti apie pojūčius, jeigu norėsit, galėsit pasisakyti, ką jūs patyrėt. Taip pat truputėlį dar parodysim šiokią tokią edukaciją, kaip galima paorganizuoti, kad pildytųsi mintis, kad svajonės pildytųsi. O dabar, Ramūnai, gal gali ten iš to kampo viską čia nufotinti, kaip čia viskas vyksta jau. Dabar, kol visi dar sėdi. Nes nemandagu kažkaip fotkinti žmonės, kurie guli. Ane? Tipo guli kažkaip. Ir čia fotkinti, nesąmonė. Atsipalaidavę visi, žinai, čia dabar. Tai va. Jeigu galima, viešinsiu šitą nuotrauką. Ar galima? Galima? Nes čia veidai matysi, ir čia taip iš nugaros. Ačiū Jums labai. Nes norisi skleisti tą žinią, kad galiu pasidalinti savo gabumais. Prisipažinsiu, kad aš nebaigus jokio muzikinio, natų nepažįstu. Dainuoju iš širdies. Ir dažnai sako, o tu čia mokysi, aš nieko nemoku. Nieko nesimokinu. Tiesiog atėjo tai, nes galbūt vienas dalykas genetika, o kitas dalykas mano tikslas buvo aukščiausias, tai yra galutinė savirealizacija. Na, o kai siekiu aukščiausio tikslo, visi aukštesnieji tikslai savaime pasisekė. Tai dabar tokiam etape, kur saviraiška. Sklaida per gerklės čakrą ir kviečiu to pasinaudoti ir pasimėgauti. Ačiū kol kas už dėmesį, kviečiu atsigulti galvą į mane. Jeigu nebent kitaip norit, tai irgi prašom. Nėra tokių griežtų čia reikalavimų. Užgesinti šviesą, prašau, viršutinę. Taip. Nu, va, tvarko viskas. Taip, paprašysiu kojas praskleisti šiek tiek plačiau negu pečiai, tai būtų kilimėlio plotyje. Išsitraukti pagalvės iš pagalvų, dar kas neišsitraukėt, jeigu pamiršot. Paskui galėsit, kaip minėjau, po maždaug 10-15 minučių vėl įsidėti, jeigu reikės. Užsikloti, jeigu jaučiat, kad jums norisi, nes vis dėlto valandą laiko gulėsime, tai būna vėsoka pasidaro. Bet ir ne vien dėl vėsumo, dėl energetinės izoliacijos. Nes fizinis kūnas, tai yra pledas, šiek tiek izoliuoja energetiškai. Ir jūs kiekvienas išvirsite savo sultise, savo kokonėliuose, pabūsite ramiai pats su savimi. Taip, kojytės plačiau negu pečiai. Rankytės delnais į viršų prie dubens. Nuleistos, neužsiblokavusios. Kad dar labiau viskas gražiai susidėliotų, pastumkite kojų kulnus nuo savęs. Įkvėpiam ir stumiam ir iškvėpiam, atpalaiduojam. Tada su įkvėpimu pakelkime dubenį, taip kad laikytųsi kūnas ant kulnų ir ant pečių. Dubuo visiškai pakeltas, suspaudžiam sėdmenį ir iškvėpiam, atpalaiduojam. Tada su įkvėpimu pakeliam krūtinės ląstą, laikomės vien ant dubens ir ant galvos. Suvedame mintis arčiau viena kitos ir iškvėpiam, atpalaiduojam. Tada su įkvėpimu išpučiam pilvą. Didelį pilvuką, tokį balionėlį. Ir iškvėpiam, prispaudžiam liemenį prie kilimėlio, stuburas visiškai išsitiesina ir atpalaiduojam.
Tada su įkvėpimu prispaudžiame smakrą prie kaklo. Ir iškvėpiam, atpalaiduojam. Išsitempia mūsų nugarinė kaklo dalis, taip, energijai padės tekėti, taip. Tada, ką mes toliau darome? Galim išplėsti akis ir įkvėpiam, išplečiam akis, išplečiam ir iškvėpiam per nosį, suraukiam visą veidą link nosies. Mažą rūgštų veiduką padarom ir atpalaiduojam. Tai štai dabar jau visiškai viską po truputėlį buvom įtempę ir todėl lengviau jaučiam, kad tai atsipalaidavo. Mintyse savo kiekvienas kartojam. Aš atpalaiduoju savo pėdas. Savo pėdas aš atpalaiduoju. Mano pėdos yra visiškai atsipalaidavę. Aš atpalaiduoju savo kojas iki dubens, raumenis ir organus. Savo kojose aš atpalaiduoju. Ir mano visos kojos yra visiškai atsipalaidavę. Aš atpalaiduoju savo dubenį, raumenis ir organus dubens srityje aš atpalaiduoju. Mano dubuo ir visi organai jame yra visiškai atsipalaidavę. Aš atpalaiduoju savo pilvą. Mano pilvas lengvai kilnojasi įkvepiant ir iškvepiant. Pilvą atpalaiduoju. Mano pilvas yra visiškai atsipalaidavęs. Aš atpalaiduoju savo krūtinę. Raumenis ir organus krūtinės srityje aš atpalaiduoju. Mano krūtinė stūkso ramiai it kalnas, nes yra visiškai atsipalaidavus. Aš atpalaiduoju savo nugarą. Raumenis ir organus nugaros srityje aš atpalaiduoju. Mano nugara lengvai suglemba ant kilimėlio, nes yra visiškai atsipalaidavus. Aš atpalaiduoju savo rankas. Rankų pirštus, delnus, riešus. Raumenis iki alkūnių, raumenis iki pat pečių aš atpalaiduoju. Mano visos rankos yra visiškai atsipalaidavę. Aš atpalaiduoju savo pečius, sprandą ir kaklą.
visus ir organus pečių, sprando ir kaklo srityse aš atpalaiduoju. Mano pečiai, sprandas ir kaklas yra visiškai atsipalaidavę. Aš atpalaiduoju savo veidą ir visą galvą. Savo veido raumenis pradedant nuo smakro, kylant aukštyn per lūpas, skruostus, akis, antakius, smilkinius, visą plaukuotą galvos dalį ir visus organus galvoje aš atpalaiduoju. Mano veidas ir visa galva yra visiškai atsipalaidavę. Stebiu kvėpavimą. Jaučiu, kaip oras įeina ir išeina per nosies galą. Įkvepiant vėsina nosį, iškvepiant šildo. Jaučiu, kaip kaskart įkvepiant gaunu vis naujų jėgų. Kaip kaskart iškvepiant grįžtu vis arčiau savęs, savo tikrojo aš, meilės, šviesos ir darnos vandenyno.
Žieda žemėje dangus žydi. Meilė ramybė, ramybė mumyse. Ramybė gimsta, kelią, nurodo kelią, rimsta. Ramybė gimsta,
Rūta žalia, saulės kepinta. Rūta žalioji, žalioji lanko. Rūta vėjo laužyta. Rūta žalioji, žalioji. Seselių apglėbta, rūta žalioji, žalioji. Seselių apglėbta, rūta žalioji, šienpjovių pakirsta. Rūta žalioji, žalioji lanko. Rūta žirgelių ištrypta. Rūta žalioji, žalioji. Seselių apglėbta, rūta žalioji,
Saldžioj būty nugrimzdus tyliu, atvėrus langą kylančių jausmų. Saldžioj būty saulelė kyla, pritvinkus mylias kosmoso takų. Saldžioj būty fiksuojas gylis, matuojas aukštis, veriasi erdvė. Saldžioj būty varpelių gausmas ir angelų sparnų jauki giesmė. Saldžioj būty sotumo jausmas, paleistas skausmas, nerimas visų. Saldžioj būty gyvena džiaugsmas, gyvena meilė, laimė, kelia lyg dausų. Saldžioj būty ištirpęs vėjas, ištirpus saulė, žemė, dangus mėlyni. Saldžioj būty gerumo fėja dalina taiką. Imk, laikyk, dalyk.
Ir kviečiu visus giliai įkvėpti 3 kartus. Vieną kartą įkvėpiam, giliai, dar giliau iškvėpiam. Antrą kartą įkvėpiam giliai, rankas, kojas, pirštus pajudinam. Dar giliau iškvėpiam, pasistenkime daugiau laiko skirti iškvėpimui. Ir tada 3 kartą, kai įkvėpiam, pakeliame rankas virš galvos taip, kad pasiektume grindis. Suglaudžiam kojas, patempiame ranką už rankos, paimkime ranką už rankos, patempkim vieną, patempkim kitą, šonas pasitempia. Taip, pasiražom, gerai, opa, ir iškvėpam, atsisėdam. Atsisukam į mane, įsipatoginam, jeigu reikia ant pagalvėlės, jeigu reikia dar aukščiau čia yra kampuose, bet gal ilgai nesėdėsim 5 nors minutės. Pabaigos giesmelė, gyvatai. Gyvatai, gyvybinė energija, kosminė energija, kuri tūno mumise kiekviename iš mūsų latentinėme būvyje, 1 čakrai, ties uodegikauliu ir laukia. Laukia, kadagi galės atsibusti, kilti į viršų ir atskleisti mūsų žmonių kosmiškumą. Jeigu kas norite pabandyti patirti šitą stebuklą, galbūt jis kaip tik dabar ir įvyks man bedainuojant, ką gali žinoti. Patiesiname nugaras, viršugalvius pakeliame viršų, tarsi taip, kad būtų mūsų galvos pakabintos kaip žaisliukai ant eglutės. Taip, viršugalvis nesmakras, o viršugalvis į viršų. Jis tada ištempia stuburą, pečius atpalaiduojam, veidą atpalaiduojam, pilvą atpalaiduojam, kojas atpalaiduojam, viskas daugiau atsipalaidavę, tik stuburas tiesus ir viršugalvis į viršų. Jeigu norim, galim prisidėti šiai dainai būdami back vocal. Back vocal bus om. Om yra visatos garsas. Sakoma, kad visa materialioji būtis turi savo pradžią, tai garsą om. Kas norit, galite netgi bandyti drąsiai pagiedoti om. Kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma žemesniu balsu. Jeigu kas nors norit, galite pabandyti A, O, U ir M vienu metu iškniaukti. Nes tada būna garsas panašus į kniaukimą. Tai yra taip. Kurią čia raidę sakiau, kurį garsą? Neaišku, ar ne? Galite pabandyti, pasipraktikuoti šiek tiek, bus dar papildoma nauda. Vos tik tai baigiame, nieko nelaukiame, įkvepiame ir vėl tęsime ir om, om, om. Tegul būna nenutrūkstamas back vocal om, kol nepasakysiu viskas. Ir tada pabandykite, aišku, čia nebūtinai, tiesiog galite pabandyti patirti tai. Jūs patiriate ir virpesį savo gerklose, ir virpesį aplinkoje, ir dar šalia to girdite dainos žodžius, kurie nupasakoja, kaip viskas vyksta mumise viso gyvenimo eigoje, kai mūsų gyvybinė energija veržiasi į viršų.
garsas išgirsta tyla, aukštumas žemė prabyla, gyvatė į viršų pakyla ir baimė suyra, sudyla, gyvuoja, bujoja buvata, iškėlusi galvą gyvata, supuoja, siubuoja ir meta aukštybėn suskambusią natą. Nurimsta ir tylsta, tiltai per jūras nugrimsta, tolsta suskambusios natos, vien tik šviesa dabar matos, tolsta suskambusios natos, vien tik šviesa dabar matos. Ačiū visiems už tylą. Ačiū už buvimą drauge. Norėčiau ir ilgiau drauge patylėti, bet tam turbūt bus skirtas kitas renginys. Būna juk tylos, būna nevalgymo stovyklos. Visiškai nurimti, bet būti drauge. Na, o dabar žadėtoji arbata, pasidalinimas ir žadėtoji šiokia tokia edukacija.
kol dar turiu visų jūsų dėmesį, norėsiu parodyti, kuogi dar gali būti naudingi mums šitie tibetietiški varpai. Bet tam man reikės vandens. Šalta, paprasta. Kokio tipo? Tiesiog atnešk tą virduliuką. Taip. Dabar jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad šitas instrumentas yra svajonė. Gal tegul būna. Jeigu šitas instrumentas yra svajonė, o jo šitas garsas yra tai, kad svajonė pildosi. Tiesiog čia padėti. Ačiū. Ar ne? Tai ko reikia, kad šitas instrumentas skambėtų? Tai lygiai tokių pačių dalykų reikia, kad svajonė išsipildytų. Visų pirma, šitam instrumentui reikia ko? Jis nekabaliuoja taip, kaip šitas varpas. Ne, vakarietiškai varpai turi pakabinimą iš viršaus, o rytietiškam varpui reikia pagrindą. Taip? Tai kaip minimum reikia pagrindo jam. Ar rankos, ar kažkokio tai stalo. Tai svajonėje atsirasti pagrindas yra švari sąžinė. Kas drįstų pasiginčyti? Ar gali žmogus svajoti ir išjausti, ko jam trūksta, kad jam būtų gera, jeigu jo sąžinė nerami? Jis yra, pavyzdžiui, pavogęs, pamelavęs, įskaudinęs, sužeidęs, įžeidęs. Ar labai ramu? Tai yra sėdėti ir svajoti. Ar muzika ir paukštelių balsai yra malonus, kai sąžinė nerami? Gali būti gražiausios muzikos aplinkoje. Upelių čiurlenimai ir visos pasaulio vaivorykštės vienu metu. Bet nesmagu. Nes sąžinė neduoda mums ramybės. Ką reikia daryti, kad ta sąžinė būtų švari? Nagi pamąstam. Čia suaugę žmonės, aš matau, kad jūs visi žinot, gal trumpai paminėsiu, aišku, atsiprašyti, nusispręsti daugiau taip nebedaryti ir atlyginti. Jeigu neišeina atlyginti, tai tiesiog kam nors kitam padaryti kažką gero. Na ir aišku, pasitikslinti, ar tikrai tai yra gera. Nes, pavyzdžiui, jeigu vagiui padėsi vogti, tai gal ir nelabai geras čia sprendimas, ar ne? Galbūt. Taip, tai karma joga yra toks paprastas terminas. Kažką padaryti nesavanaudiškai, kad ne tavo fiziniam arba mentaliniam kūnui būtų gerai, bet kito žmogaus. Arba gyvūną, arba augalą. Taigi, švari sąžinė yra pagrindas atsirasti svajoniai. Dabar ko dar trūksta, kad šitas instrumentas skambėtų? Kaip manai? Pasakyk. Dabar jau pasakyk. Dabar aš nesakysiu. Veiksmo trūksta, taip? Gerai, aš veikiu. Aš labai nuoširdžiai veikiu. Aš labai teisingai veikiu, aš suku, taip? Kodėl nėra garso? Tikslingai reikia. O kaip čia tikslingai veikia? Ant dubens. Taip, reikia liesti būtent šitą instrumentą. Tai lygiai taip pat, jeigu mes turime svajonę, mes turim dirbti ties ją, ne ties kažkokią kitokią svajonę. Ne prie kitų žmonių svajonių mums reikia dirbti, ar ne? Na ir dabar žiūrėkite, jeigu net ir turime svajonę, švarę sąžinę, jinai gimsta mums svajonė ir mes dirbam tiesi. Bet kodėl nėra garso dabar? Ką aš padariau? Spaudžiu. Ko čia viską išduodi, tu tai žinai. Matėt, ar ne? Aš užspaudžiu. Žinot tą posakį, sugalvok norą ir paleisk į orą. Esat girdėję tą dainą. Visi tokie ramūs. Ką reiškia paleisk į orą? Reiškia suvok, ko nori, bet nereikalauk. Prisiminkite, kaip jūs jaučiatės, kai iš jūsų kažkas kažko reikalauja. Jūs, pavyzdžiui, turit kažką, ką galėtume duoti, bet iš jūsų reikalauja, ar jūs norit duoti tai? Ne. Tai lygiai taip pat Dievas arba likimas mums nenori duoti, jeigu mes reikalaujame. Duok, aš meldžiuosi, aš tiksliai žinau, ko noriu, aš dirbu, aš stengiuosi, kodėl nėra? Ir nieks nesigauna, ne? Taigi, tiek instrumentui, tiek žmogui skambėti reikalinga laisvė. Na ir dar vienas dalykas. Pavyzdžiui, jeigu
matote, aš suku ir liečiu visą laiką vien tik tais tą kraštelį. Atsiranda garsas, ar ne? O dažnai žmonės paima, suka kažkaip, va, pavyzdžiui, vieną kartą kraštelį liečia, kitą kartą šonelį. Ir nėra tada garso, ar ne? Reikia visą laiką vienodai sukti, reiškia reikalingas dar ir pastovumas. Ir dar turim paspausti, bet ne per smarkiai, atleisti ir vėl ne per daug. Bet tas aukso vidurys labai labai svarbu, kad iš tikrųjų svajonė išsipildytų. Taigi dabar jūs ne tik tais žinojot, kaip groti, kad atsirastų čia tas garsas ir galėsite atėję dabar pasibandyti, dar sužinot, ką daryti, kad mūsų norai taptų realybė. Dar variantas, kodėl nesipildo noras, nors viską taip teisingai darai, jis būna ne mūsų. Būna dažnai žmonės nori ne savo norų. Bet čia kažkaip iš veidų susirinkusių žmonių aš įtariu, kad jums čia šitas patarimas nereikalingas. Maždaug sąmoningi žmonės esat ir jaučiat, ko jūs norit. Ir dar vienas dalykas, jau kurį reikės padaryti prie šviesos, tai prašysiu jau užkaisti vandens ir įjungti šviesą, jau tuoj gersim arbatą. Čia va šitą indą įpilu tiesiog vandens, paprasto vandens, nieko nestebuklingo, ar ne? Jį paskui užkaisim ir gersim dar arbatas, jeigu bus daugiau vandens. Ir uždek šviesą tada, Ramūnai. Ir visi kviečiu, kad jau atsistotumėt, prieitumėt arčiau aplinkui mane, taip, kad galėtumėt pasiekti, priliesti. O labai taip negalėjo būti biškį po mažiau to šviesos, tai palaipsniui. Nieko išgyvensim, ne? Pakelk ir parodysim. Ateikite, taip, va čia va, arti ir sutupkite, va visi taip. Ar sutupkite, ar sutupkite. Taip. Kas toliau, tas gali stovėti, kas arčiau, tas atsitupkite. Jau išaiškinau, kad reikalinga laisvė, reikalingas prisilietimas, darbas, ar ne, bet žiūrėkit, kodėl, pavyzdžiui, iš šitos pusės sukant, nieks nesigauna. Ar gaunas? Kažkas gaunas, bet nelabai, ar ne? Nesigirdi. O dabar žiūrėkit, jeigu iš tos pusės. Prisilietimas yra banga. Mažiausias prisilietimas yra banga, bet kada mes liečiamės vienam taške, prisilietimo bangos mes nematome ir negirdim. Jeigu mes liečiamės ratu, bangos viduj susirezonuoja, persipina, pastiprina vieną kitą ir tada virpina ne tik erdvę, bet ir vandenį. Vanduo neturėdamas kur dingti, kai banga susitrenkia į bangą, šoka į viršų. Ir dar kaip aukštai, tiesiog audra puodynėje. Taip. Ir kodėlgi iš tos pusės niekas neatsitinka? Todėl, kad kai aš iš tos pusės liečiu, banga išeina į išorę. Ir jos išorė išsiskaido kaip saulės spinduliai. Ir po vieną mes jų nei matom, nei girdim. Todėl yra posakis tautos jėga vienybėje. Ir todėl dar yra posakis, kad vienas lauke ne karys. Ir jeigu tu nori, kad tavo svajonės pildytųsi, ieškok bendraminčių rato. Ne trikampio ir ne kvadrato, o rato. Kažkodėl ratas taip stebuklingai veikia. Nes mūsų spinduliai čia centre susikoncentruoja ir mes tampame ne tik tais girdimi, bet ir matome. Bet viską dabar jau sužinojate ir kviečiu, ką nors, jeigu jums įdomu, priliesti, pagroti. Paminėsiu, kad šitas va didelis kukelis yra reikalingas, kad groti sukant, šitie mažesni tinka šiaip tiesiog paskimčioti, bet taip sukant neišeis. Ten dar yra, bet galite irgi panaudoti. Na ir va prašom, kas norėtum. Čia visi